Gyventi šiuolaikiniuose triukšminguose, nesaugiuose ir užterštuose miestuose nėra lengva, tačiau žmonės renkasi būtent tokį gyvenimo būdą, turinti daugiau privalumų negu trūkumų. Kita vertus, mūsų supa vis daugiau išmanių daiktų, keičiančių bendravimą, darbo pobūdį ir pramogas. Besiformuojantis daiktų internetas, kuris sujungs tos daiktus į bendrą sistemą, puikiai galimybė iš esmės pagerinti augančių miestų funkcionavimą, paversti juos labiau tausojančiais aplinką ir patogesniais gyventi. Pabandykime įsivaizduoti, koks bus gyvenimas išmaniuosiuose ateities miestuose, remiantis naujausiomis technologijų tendencijomis. 2010 metais daugiau negu pusė viso pasaulio populiacijos buvo miestas. Yra statistika, kad per ateinančius 20 metų apie 70% žmonių gyvens miestas. Aišku, mes kalbam apie didelius miestus, metropolius kaip Londonas ar New Yorkas, tai jie susiduria su įvairiom problemom, nuo apgyvendinimo iki transporto ir kitų dalykų. Tai čia jau įsijungia kiti veiksniai, tai vadinamės didieji duomenys, kurie leidžia galbūt planuoti miestus protingiau. Jau senovės egiptiečiai ir kitų civilizacijų atstovai kai kuriuos savo miestus statydavo planingai. Miestų struktūra priklausė nuo išorinių veiksnių, turimų technologijų ir planuotojų sumanumo. Jau prieš tūkstančius metų buvo stengiamasi apsaugoti gyventojus nuo triukšmo, suplanuoti nuotekų ir vandens tiekimo sistemas. Šiais laikais tai miestai yra ganėtinai dideli ir ta pati plėtra, žinoma, negali jau vykti taip sklandžiai, reikia jau kažką performuoti, perplanuoti ir tas visas formavimas, miesto planavimas vyksta kitaip. Tai būtent ieškoma tos darnos, tai yra kaip padaryti tą mišrų užstatymą, kai visos reikalingos miestui tos funkcijos yra pasiekiamas tiek miestų centre, tiek priemiesčiuose. Tuo rūpinasi teritorijų planavimo specialistai ir architektai, tačiau galioja tas pats principas kaip ir gyvojoje gamtoje. Kuo organizmas didesnis, tuo sunkiau koordinuoti jo judesius. Viena didžiausių šiuolaikinio miestų bėdų – spartus transporto srautų augimas. Automobilių spūstis ryja mūsų laiką, naikina nervų ląsteles ir be abejo negailestingai teršia orą. Todėl ieškoma įvairių sprendimų. Pavyzdžiui, žmonės skatinami persėsti iš automobilių į viešąjį transportą arba taršios priemonės keičiamos ekologiškomis. Šiai dienai būtų gal aktualiausias ir jau diegiamos transporto rūšis tai elektriniai autobusai. Tai labai populiaru tiek Olandijoje, tiek Pietų Korėjoje, kitose šalise. Tai vėlgi prie to darnumo, užterštumo mažinimo miestuose einama per viešąjį transportą, kad ne vien tik tramvajus, bet ir jau autobusai pradėtų naudoti kaip kurą elektros energiją. Būtų tai. O tai iš tokių naujesnių, ten minėjau, yra straddling bus, taip vadinami, tai Kinijoje. Tai visiškai naujos rūšies transportas. Šioje animacijoje atrodo tarsi būtų atkeliavęs iš fantastikos filmo įspėjantis pranešimas. Kinai ketina savo miestuose ją įdiegti po 5 metų. Iš esmės tai autobusas apsimetantis tramvajumi, kuriam suteikiama pirmumo teisė kelyje. Korpusas pakeltas virš važiuojamosios dalies, todėl tuo pačiu metu po jo gali važiuoti kitos transporto priemonės. Šis autobusas ant bėgių sudarytas iš 3 segmentų. Kiekvienas segmentas talpina apie 300 keleivių, kurie į pačią transporto priemonę patenka dažniausiai lifto pagalba. Ir toksai jau iš 3 segmentų sudaryta ta transporto priemonė galima sakyti, pergabinti vienu metu 900 keleivių. Kitas būdas pagerinti miestų mikroklimatą ir jo gyventojų savijautą – mieste padidinti žaliuosius plotus. Šioje srityje pasaulio architektai siūlo mąstyti nestandartiškai, o pavyzdžiui vertikaliai. Pagal architekto Stefano Boeri projektą Milane pastatytas vertikalusis miškas šiemet pelnė geriausio metų dangoraižio titulą. Pati gal koncepcija atsirado iš to, kad yra miestų, tikrai senų užstatytų miestų ir visi puikiai supranta, kad žemė yra labai brangi miestuose, o kaip ir tokia mada, gal ne taip pasakyti, bumas užėjo, kad turi būti kuo žalesnis miestas. Tai būtent tiem parkam įrengti tos vietos kaip ir nėra, išpirkti labai brangu, tai architektai turbūt patys ir pirmieji sumąstė, kodėl nepatalpinti tų parkų ant pačių pastatų. Sumanūs sprendimai gali pagerinti situaciją.
Pavyzdžiui, kai kuriuose Skandinavijos miestuose įdiegus sumanę parkavimo vietų paskirstimo sistemą, sutaupoma net 40% laiko, ieškant vietos automobiliui pastatyti. Miestai turėtų pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių, kad pats miestas turėtų pasigaminti savo energiją, tai yra kiek įmanoma daugiau iš atsinaujinančių energijos šaltinių, taip pat transporto, visos viešojo transporto rūšis, naujos, modernios, kad žmogų perkelti iš to privataus asmeninio transporto, kuris ir sukelia didžiausias transporto problemas, kamščius, kad perkelti į viešąjį transportą, kad jam būtų patogu, naudinga ir greičiau naudotis juo negu asmeniniu transportu. Prie ateities miestų kūrimo prisideda ir Vilniaus Gedimino technikos universiteto miestų statybos katedros ir teritorijų planavimo specialistai. Viena iš pagrindinių jų darbo krypčių – gerosios teritorijų planavimo praktikos formavimas pasitelkiant subalansuotos darniosios plėtros principus. Esamų teritorijų tankinimą, mišrų užstatymą, esamų nualintų teritorijų konversiją. Mūsų supratimas protingo miesto yra, kad protingas miestas yra tas, kuris turi protingus piliečius, o protingi piliečiai yra tie, kurie naudoja duomenis paremti savo gyvenimo kažkokius sprendimus. Ir mūsų puslapiai, kurgyvenu.lt Lietuvoje arba placealive.com užsienyje, būtent tai ir bando padaryti. Informacija – pagrindinis instrumentas, leisiantis tobulinti daugybę mieste vykstančių procesų. Ta turi suvokti ir miesto valdžia, ir gyventojai. Štai kodėl tokia svarbi veikla, kurią atlieka startuolio įsikūrusios sostinėje komanda. Jie kūrė įrankį internete, kuris visų pirma padeda žmonėms objektyviau pasirinkti gyvenamąją vietą. Šiame tinklalapyje įvedus bet kokį adresą galima sužinoti, koks tame rajone nusikalstamumas, kokia mokyklų kokybė, kur yra artimiausi darželiai, parduotuvės, koks triukšmo lygis, dirvožemio užterštumas ir daug kitos naudingos informacijos. Čia yra adresas, kuriame duodam tokią trumpą santrauką apie svarbiausią informaciją, tarkim, šito pastato. Ir tada yra nuotrauka, tada galime matyti visus aplinkui esančius objektus. Nuo susisiekimo stotelių, mokymosi įstaigų, artimiausi prekybos centrai, įvairios institucijos, poliklinikos, policijos stotelės ir kiti. Tada yra informacija, tarkim, apie nusikaltimus. Kiek nusikaltimų tenka 1000 gyventojų šitoje gatvėje. Kuo miestas didesnis, tuo jo gyventojų sunkiau atrasti ir įvertinti gyvenimo kokybę lemiančius faktorius. Todėl projekto autoriai nusprendė šį metodą pritaikyti ir didžiuosiuose užsienio miestuose. Tarkim, įdomus Londono užterštumo žemėlapis. Čia irgi galima pasirinkti pagal 2 teršalus, bet iš esmės kaip įdomu, kad rodo, kur raudona, aišku, yra labiau užteršta ir matosi, kad, tarkim, centriniam Londone, kur yra pagrindinės transporto arterijos, kaip yra užteršta, čia matom yra uostas irgi taip pat ir matom regionai, kur galbūt ir arčiau centro, bet yra vis tiek žali, galbūt ten parkas ar dar kažką tai tokio. Tai žmonėm šitas dalykas yra darosi vis ir labiau aktualesnis. Mes padarėm tokią pačią sistemą Londone, Berlyne, Čikagoje, San Franciske ir Niujorke. Ir davėm jų miestiečiam pasižiūrėti, pačiupinėti ir panašiai. Vėl buvo labai skirtingų. Natūralu, kad žmonės ten truputėlį jau yra matę daugiau tų duomenų, bet sąlyginai daugiau. Vėl žmonės žino vėl tik keletą duomenų, kuriems įdomus. Tai dabar nusikalstamumas, jau beveik visi, kurie Amerikoje perka butą, jie domisi, koks yra nusikalstamumas, mokyklų kokybė, grinai, koks įvertinimas, kaip gerai laiko, galbūt atstumai ten iki kažkokių pagrindinių prekybos centrų ir panašiai. Ir irgi tik dabar, ir mūsų kažkiek dėka, tikiuosi, eina link to, kad žmonės jau nori matyti visą, kaip pasakyti, pilną paveikslą to rajono. Nemažai didžiųjų vakarų valstybių miestų turi tokias lenteles internete, kuriuose realiu laiku rodomi duomenys apie transporto kamščius, oro užterštumą, nusikaltimus. Juose galima rasti įvairius istorinius duomenys ir rajonų plėtros tendencijas. Mieste vykstančių procesų analizėje atvirųjų duomenų Vilnius turi pakankamai, teigia specialistai. Problema ne jų kiekis. Problema yra tokia, kaip jos apjungti, kaip jos įdėti į reikiamą kontekstą, vizualizuoti ir kaip parodyti žmonėm, ką jie gali duoti tam žmogui, kodėl jie iš vis reikalingi. Ir kas dabar turbūt vyksta ir dar porą metų vyks Lietuvoje, tai mes esam toj pačioj pradiniai fazėje, kur bandom tiesiog mėti skambiom frazėm, bet dar nesuprantam, ką norim padaryti. Duomenis pateikus grafinę formą, žmonės kaip mat supranta, kokią papildomą vertę ši informacija gali sukurti. Tuomet algoritmistas, išanalizavęs pastarųjų 14 metų duomenis, galėtų pasakyti, kaip keisis vienas ar kitas miesto rajonas. Taigi algoritmai gali padėti prognozuoti miesto vystymasi.
Visiškai teisingai. Tai čia yra tas jau galutinis tikslas. Tai dėl to sakau, žingsniai paprasti būtų pirmą turėti, parodyti ir tada jau pritaikyti kažkokias didžiųjų duomenų analizavimo ir algoritmų technologijos, kurias galėtų netgi spėti, kaip tas miestas ar tam tikras net rajonas ar gatvė atrodys už 5 ar 10 metų. Toks didžiųjų duomenų kaupimas ir jų įvairiapusė analizė glaudžiai susijusi su besiformuojančiu daiktų internetu. Ateityje kiekvienas daiktas mieste, kiekviena plytelė, kiekvienas suoliukas turės savo IP adresą. Tai reiškia, jisai siūs informaciją realiuoju laiku, kas vyksta. Ant plytelės kažkas užlipo, ant suoliuko kažkas atsisėdo, šitoj šiukšlinė yra tiek šiukšlių pridėta jau, ar tenai vyko avarija, ar ten tas kelias užimtas ar neužimtas ir panašiai. Tai daiktų interneto tema yra jau kalbama, nežinau, turbūt gerus 10, bent 5 metus tai tikrai. Jinai nėra labai stipriai pasistumėjusi. Yra keletą miestų, tokie kaip Amsterdamas arba Barcelona, kurie yra tokie pilotiniai projektai. Šiuose miestuose beveik kiekviena šiukšlių dėžė ar konteineris turi savo interneto adresą. Todėl švaros tarnyba nuolat gauna informaciją, kurios dėžės jau prisipildė ir jas reikia išvežti. Plėtojant sistemą, iš įvairių miesto objektų gaunami duomenys būtų dar išsamesni. Todėl būtų sutaupoma daug lėšų, laiko, o spėjimai apie ateities tendencijas būtų dar tikslesni. Lygiai taip pat miesto planavimui, tu įrengiai parką, įrengiai kažkokius suoliukus ir tarkim matai, kad per metus laiko ant 2 suoliukų niekas niekada neatsisėda. Galbūt tie suoliukai yra pavėsyje, galbūt yra kažkas su jais blogais, galbūt to suoliukų ten nereikia, jų reikia kitoje vietoje, nes ten labai visada perpildyti suoliukai, o čia galbūt galima įrengti vaikų žaidimo aikštelę ar dar kažką tai tokio. Aišku, čia labai elementarus pavyzdys, bet kad duoti įsivaizduoti, kas tai yra ir ką tai gali duoti mums ir miestams, tai būtų toks paprastas pavyzdys. Šiuo metu pasaulyje daug miestų įgauna išmaniųjų formas. Pavyzdžiui, Danijos mieste Orhuse vykdoma net 14 išmaniojo miesto projektų kartu su partneriais. Tarkime, vien pakeitus 29 000 gatvės lempų šviestukais bus sutaupyta 30% elektros energijos. Itin stengiamasi, kad kuo daugiau miesto gyventojų prisidėtų savo idėjomis ir veiksmais. O kaip šioje srityje sekasi Vilniui? Manau, kad Vilnius turi labai gerus žingsnius žengę ir yra tikrai turbūt lyderiaujantis Lietuvoje. Tai, sakau, pradedant sistemą nuo eismo reguliavimo sistemos iki, tarkim, atvirųjų duomenų. Tiek mes buvom vieni pirmųjų su kurgyvenu.lt, kurie pastumėjom arba žmonėm parodėm pridėtinę vertę, kurią gali būti. Tai Vilnius turi savo, tarkim, vilnius.map, kur irgi galima pasižiūrėti nemažai duomenų. Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai siūlo įsivaizduoti, kaip atrodys ateities miestai 2050 metais, įgyvendinus pasaulio mokslininkų kūriamas ateities miestų idėjas ir modelius. Manoma, kad miestuose gyvens apie 80% pasaulio gyventojų. Didieji pasaulio miestai taps megapoliais su keliomis dešimtimis milijonų gyventojų. Jie bus energetiškai nepriklausomi, nes energija bus gaunama mieste iš atsinaujinančių šaltinių. Miestai taps žali, želdynus įrengiant ne tik miesto teritorijose, bet ir ant pastatų stogų ar fasadų. Dėl mišraus užstatymo, prekybos, paslaugų ar pramogų vietas bus galima pasiekti pėsčiomis ar dviračiu. Susisiekimo infrastruktūra bus autonominė. Nusivalančios, šildomos, šviečiančios gatvių, šaligatvių dangos su interaktyviu horizontaliuoju ir vertikaliuoju ženklinimu. Keisis ir miestų transporto sistemos. Išnyks skirtumas tarp viešo ir privataus transporto. Transportas taps robotizuotas. Sankryžas transporto priemonės įveiks nesustodamos, avarijos praktiškai išnyks. Visą tai valdys bendra miesto susisiekimo valdymo sistema. Gatvių ir viešųjų erdvių apšvietimą reguliuos mieste sumontuoti aplinkos jutikliai. Išmanieji pastatai taps įprasti. Daugelis pastatų pasigamins savo reikalingą energiją, o jos perteklių tieks į miesto elektros tinklą. Pastatuose bus įprastas autonominis šildymas, vėdinimas, apšvietimas, savaime užsitamsinantis langai. Pastatai, naudodami stebėjimo sistemą, patys spręs, kam atidaryti duris, o ką turėtų įleisti buto savininkas. Kad ši vizija taptų tikrovę, reikės ir mūsų visų pastangų.